Mano mokytoja, budistų vienuolė, užsiėmimų mokymų metu, pasakodama įvairias istorijas, mėgdavo kartoti tokią frazę: What to do? Šitą frazę jinai naudodavo tam tikrose situacijose. Jos būdavo tada, kai, pavyzdžiui, jau padariau kažką, pasakiau, jau tai įvyko, jau nebegaliu to pakeisti. Tai ta frazė nuskambėdavo kaip toks paleidimas ir susitaikymas su tuo, kas jau įvyko. Jis sakydavo, what to do? Ar galėjau pasielgti kitaip? Ar norėčiau pasielgti kitaip? Taip. Bet ar galiu kažką padaryti ir pakeisti į praeitį? Ne. Tai what to do? Jau įvyko. Arba į ateitį. Kai kažką labai norėtų turėti, nėra taip, kaip nori. Šiandien. What to do? Dabar yra, kaip yra. Nėra taip, kaip norėčiau, nėra taip, kaip įsivaizduoju, yra taip, kaip yra. What to do? Ta frazė man kaip kažkoks burtažodis ir ji tiek dažnai jinai man skamba mano galvoje ir sugrąžina ramybę. Jau, sakyčiau, 8 metus aš net nepastebiu, kaip aš ją pasakau ir kitiem pasakau, what to do. Ir tai nėra pasidavimas, nieko nebespręsiu, nieko nedarysiu, maždaug aš esu bejėgis. Bet aš tikrai esu bejėgis pakeisti praeitį, nes aš negaliu nueiti į vakar ir pakeisti. Aš galiu tik iš dabar šitos akimirkos kažką daryti, kažkokį tai veiksmą. Nepatiko, ką padariau vakar, dabar galiu kažką daryti dėl to, ką padariau vakar. Neturiu kažko, ko noriu, kas bus ateityje, dabar tik tai galiu kažką dėl to daryti arba nedaryti. O gailėtis, kodėl dabar nėra kažkaip, kaip aš norėčiau, nepakeičia realybės. Tai man tas what to do taip nuostabiai grąžina į čia ir dabar ir kartu paleidžia tokį gailėjimąsi, savęs graužatį, pyktį, nepasitenkinimą. Man tai yra apie tokį susitaikymą, paleidimą ir kartu įgalinimą savęs šioje akimirkoje kažką daryti. What to do nereiškia pasiduoti. Ar ne? Tai reiškia tiesiog nustoti kovoti su tuo, ko vis tiek dabar negalima pakeisti. Ir Dalai Lama mokė mus lygiai taip pat. Jeigu problemą gali išspręsti, išspręsk. Jeigu negali, tai kam jaudintis. Tai tas what to do yra kaip yra. Dabar yra kaip yra. What to do, tokia dabar realybė. What to do, nieko negali pakeisti į praeitį arba ateitį. Bet ką gali tikrai daryti, tai yra kažką gali daryti dabar. Dėl praeities, jeigu, pavyzdžiui, atsiprašyti, ar kažkaip, jeigu nenori, kad taip nutiktų, pasimokyti kažko, ugdyti, įgūdžių kažkokių naujų įgauti. Bet į praeitį ją geriausia paleisti ir susitaikyti su viskuo, kas jau įvyko. Norėjau pasielgti kitaip, bet nepasielgiau. What to do? Galėjau pasakyti visiškai kitaip, galėjau daugiau pasimokyti, daugiau pasiruošti, bet nepasiruošiau, nepasimokiau. What to do? Ir tarsi pastebėkit, šitaip yra nutraukiamas ciklas savęs kaltinimo praeityje. Nes viskas, kas ten nutiko, jau nutiko ir what to do. Ir what to do skamba taip, kad ima ir sugrąžina į čia ir dabar. O ką dabar noriu daryti? Ir kitas variantas, jeigu lyginu save su kažkokia ateities versija, galėjau būti jau padarius, sukūrus, bet nesukūriau ir nepadariau. What to do? Ir net jeigu atneštų kažkiek liūdesio tas suvokimas, vis tiek what to do. Ir jis vis tiek grąžina į atskaitos tašką,
vienintelį, kuriame mes galime kažką daryti. Tai yra čia ir dabar. Labai patinka man šita frazė, labai patinka šita praktika ir kviečiu pabandyti ją ir tave šitą 4 praktikų savaitę. What to do? Jeigu nesigavo taip, kaip norėjau. What to do? Jeigu neturiu dar tai, ko noriu. Ir kartu, grįžtant į čia ir dabar, sau atleidžiant, kad kažko nepadariau ar dar kažko neturiu, ką aš galiu dabar padaryti. Ir su šita praktika dar man siejasi kitos mokytojos praktika, vaizdinys. Jinai darydavo taip. Tai būdavo ne what to do, bet toksai meilės ir švelnumo savo veiksmas. Ir jas tikrai puikiai galima sujungti. Tarkim, kai jai ateidavo mintis, galėjau pasakyti, padaryti, bet nepadariau. Kodėl aš dar to nepasiekiau? Nepasiekiau. Dar nepasiekiau. Tai bet kokiu atveju yra sugrįžimas į čia ir dabar savęs versiją, kuri vienintelė yra tikra, vienintelė turi kūną ir su vienintelė versija, kurią mes galime kurti savo gyvenimą. Tai pasidalink žinute ar parašydamas elektroninį laišką ateik@tai.lt, kaip sekasi daryti šitą praktiką, kokios įžvalgos galbūt aplankė, o gal yra klausimų. Tai labai lauksiu ir iki.